Pirmoji dalis užpustytame name. Dangus buvo beveik juodas, o sniegas mėnulio šviesoje tviskėjo skaisčiai mėlynai. Jūra miegojo po ledu, o giliai žemėje, tarp šaknų, visi maži padarėliai sapnavo pavasarį. Bet iki pavasario buvo dar labai toli, nes ką tik prasidėjo naujieji metai. Kaip tik tenai, kur slėnis švelniai pradėjo kilti kalnų link, stovėjo užpustytas namas. Atrodė labai vienišas, panašus į keistą sniego pusnį. Visai greta jo, tarp apledėjusių krantų, vingiavo juoda kaip anglis upė. Jos stipri srovė neužšaldavo per visą žiemą, bet ant tilto nebuvo jokių pėdų, o ir aplink namą vėjo suneštos pusnys buvo neliestos. Namuose buvo šilta ir jauku. Rūsio krosnyje lėtai ruseno durpių kaugės. Mėnulis žvelgė pro langą, nušviesdamas baltus, žiemai apdengtų baldų užvalkalus ir tiuliu apgaubtą krištolinį sietyną. O svetainėje, prie pačios didžiausios kuklinės krosnies, visa trolių mumių šeimyna miegojo giliu žiemos miegu. Visuomet miegodavo nuo lapkričio iki balandžio, juk taip darė jų protėviai, o troliai mumiai laikosi šeimos tradicijų. Visų jų pilveliai, kaip ir jų protėvių, buvo prikimšti eglių spyglių, o greta lovų, kupini vilčių, susidėjo tai, ko gali prireikti ankstyvą pavasarį: kastuvus, akinius nuo saulės ir šiek tiek fotojuostos, įrengimus vėjo stiprumui matuoti ir kitus panašius daiktus. Tyla buvo kupina ramybės ir lūkesčio. Kartais kuris nors per miegus atsidusdavo ir susirietęs į kamuoliuką dar giliau įsirausdavo į patalus. Mėnulio spindulys nukeliavo nuo supamojo krėslo iki svetainės stalo, nuslydo variniais bumbulais lovos galvūgalyje ir suspindo troliui mumiui tiesiai į veidą. O paskui atsitiko kažkas negirdėto. Nuo tada, kai pirmasis mumių giminės trolis užmigo žiemos miegu, trolis mumis pabudo ir jau nebegalėjo užmigti. Žvelgė, kaip spindi mėnuo ir ledo raštai ant lango stiklo. Girdėjo apačioje rūsyje ūžiant krosnį. Ir vis labiau budo ir stebėjosi. Galop atsikėlė ir nutrepeno prie mamos lovos. Atsargiai timptelėjo ją už ausies, bet ji nepabudo, tiktai susisuko į viskam abejingą kamuoliuką. Jeigu jau mama neprabunda, tai nėra ko ir bandyti žadinti kitų,
pagalvojo trolis Mumis ir patraukė toliau per svetimus paslaptingus namus. Laikrodžiai jau seniai buvo sustoję, viską dengė švelnus dulkių sluoksnis. Svetainėje ant stalo dar nuo rudens stovėjo sriubos dubuo su eglių spyglių likučiais, o krištolinis sietynas tiulio apdaru patylom sau skimbčiojo. Staiga trolis Mumis stabtelėjo ir sustingo šiltoj prieblandoj, kur nesiekė mėnulio spindulys. Pasijuto be galo vienišas. Mama, pabusk! Sušuko, tempdamas jos antklodę. Visas pasaulis kažkur pražuvo. Tačiau mama nepabudo. Tiesa, į jos vasarišką sapną akimirką prasiskverbė nerimas ir rūpestis, bet pabusti neįstengė. Tad Mumis susisuko į kamuoliuką ant kilimo prie lovos ir ilga žiemos naktis tęsėsi toliau. Švintant, sniego pusnis ant stogo staiga sujudėjo. Galiuką pasislinko, po to ryžtingai nušliuožė stogo šlaitu ir minkštai šliūptelėjo ant žemės. Dabar visi langai buvo užpustyti ir per stiklus į namo vidų skverbėsi tik silpna pilka šviesa. Svetainė labiau negu bet kada atrodė kažkokia nereali, lyg būtų atsidūrusi giliai po žeme. Trolis Mumis ilgai klausė, pastatęs ausis, paskui užsidegė naktinę lempelę ir priėjo prie komodos paskaityti pavasarinio Snusmumriko laiško. Laiškas gulėjo tenai, kur paprastai po mažu jūros putos tramvajum, ir buvo toks, kaip ir visi pavasariniai laiškai, kuriuos Snusmumrikas palikdavo, kai spalio mėnesį leisdavosi į pietus. Pradžioje didelėm apvaliom raidėm buvo parašyta Sveiks. Pats laiškas buvo trumpas. Sveiks! Gerai miegok ir neliūdėk. Pirmą šiltą pavasario dieną aš vėl būsiu čia. Be manęs nestatyk užtvankos. Snusmumrikas. Trolis Mumis perskaitė laišką kelis kartus ir staiga pajuto, kad išalko. Nuėjo į virtuvę. Virtuvė taip pat atrodė esanti daugelį mylių po žeme. Buvo neįprastai tvarkinga ir tuščia. Sandėliukas taip pat švietė tuščiomis lentynomis, kaip ir visa kita. Terado rūgtelėjusių aviečių sulčių butelį ir pakelį apdulkėjusios kneikbrud džiūvėsių. Patogiai įsitaisė po virtuvės stalu ir, dar sykį skaitydamas Snusmumriko laišką, pradėjo valgyti. Paskui išsitiesė ant nugaros ir žvelgė į keturbriaunes medines listeles po stalu. Buvo labai tylu. Sveiks, sušnibždėjo trolis Mumis. Gerai miegok ir neliūdėk. Pirmą šiltą pavasario dieną, ištarė truputį garsiau.
o paskui uždainavo visą gerklę. Aš vėl būsiu čia, aš vėl būsiu čia, ir bus pavasaris, bus šilta, ir būsiu čia, ir būsim čia, ir tu, ir aš, ir taip kasdien, ir taip kasdien. Čia jis staiga nutilo, išvydęs dvi mažas akutes, žvelgiančias į jį iš po virtuvinės spintutės. Taip pat sužiuro į jas. Virtuvėje stojo tyla. Paskui akys išnyko. Palauk! Sušuko trolis Mumis susijaudinęs. Prišliaužė prie virtuvės ir ėmė pašnibždom vilioti. Eikš, eikš, nebijok, nepadarysiu tau nieko blogo, sugrįžk. Bet kad ir kas buvo tas, kuris gyveno po spintute, jis nebepasirodė. Trolis Mumis išrikiavo ant grindų džiūvėsių kąsnelius ir pakrapino ant jų truputį aviečių sulčių. Kai sugrįžo į svetainę, krištoliniai sietyno karuliai melancholiškai skimbčiojo. Einu sau iš čia, rūsčiai tarė trolis Mumis sietynui. Įkyrėjot jūs man visi, eisiu į pietus, pasitikti Snusmumriko. Pabandė atverti lauko duris, bet jos buvo prišalusios. Cypčiodamas bėgiojo nuo lango prie lango, bet ir tie buvo prišalę. Tada nubėgo ant aukšto, atsidarė stogdangtį ir išlipo ant stogo. Jį apgaubė šalto oro banga. Net užgniaužė kvapą. Jis paslydo ir nusirito stogo šlaitu. Taip vargšas trolis Mumis atsidūrė naujame, pavojų kupiname pasaulyje ir iki ausų paniro į sniego pusnį, pirmą, kurią jam teko matyti. Kažkas nemaloniai gnaibė aksominę odą, o nosis uodė kažkokį naują kvapą, aštrų, patį aštriausią iš visų iki šiol jam pažįstamų kvapų ir truputį bauginantį. Bet kaip tik jis trolį Mumį kaip reikiant išbudino ir sužadino jo smalsumą. Virš slėnio driekėsi pilka prieblanda, tačiau slėnis dabar buvo ne žalias, o baltas. Viskas, kas kadais judėjo, dabar sustingo. Nutilo visi gyvi garsai. Visa, kas buvo kampuota, suapvalėjo. Tai sniegas, sušnibždėjo Mumis. Girdėjau apie jį iš mamos. Tai vadinasi sniegas. Nejučiom troliui Mumiui nė nenutuokiant, jo aksominė oda nusprendė pavirsti kailiuku, kuris žiemą galėjo praversti. Tam reikėjo šiek tiek laiko, tačiau dabar jau buvo nuspręsta, o sprendimas dalykas rimtas. Tuo tarpu trolis Mumis ir toliau vargais negalais skverbės per sniegą, kol priėjo upę. tą pačią upę, kuri skaidri ir linksma vasarą tekėjo per trolių mumių sodą. Tačiau dabar atrodė kitaip.
juoda ir abejinga. Ji taip pat priklausė tam naujam pasauliui, kuris buvo troliui Mumiui svetimas. Dėl visa ko užsuko ant tilto, žvilgtelėjo į laiškų skrynutę, pakėlė dangtelį, bet laiškų nebuvo, tik sudžiūvęs lapas, ant kurio nieko nebuvo parašyta. Jau priprato prie žiemos kvapo ir jis nebežadino smalsumo. Pažvelgė į jazminų krūmą, netvarkingai surizgusias nuogas šakas, ir su siaubu pagalvojo: mirė, visas pasaulis mirė, kol aš miegojau. Šitas pasaulis priklauso kažkam kitam, man nepažįstamam. Gal morai? Jis sukurtas ne tam, kad jame gyventų troliai Mumiai. Akimirką dvejojo, bet paskui nusprendė, jog dar sunkiau būtų kęsti vienatvę vieninteliam nemiegančiam tarp miegančiųjų. Ir trolis Mumis patraukė pirmyn, palikdamas pirmąsias pėdas ant tilto ir toliau kalno šlaite. Pėdos buvo mažutėlės, bet ryžtingos ir vedė tiesiai tarp medžių į pietus.